O ne, atrodo Margo dėl kažko rimtai nusiminusi. Mums skubiai reikia pastiprinimo. Ei, Wednesday, dabar nelaikas šokti. Turime išgelbėti Margo. Pirmin, nėra ko laukti. Oho, atrodo ir sesutė čia. Sesutė geriau už visus žino, ko reikia Margo. Paskubėk. O štai ir močiutė. Štai kas tikrai žino, kaip įtikti savo anūkiai. O taip, visi herojai čia. Kas nutiko? Ar Margo alkana? Nesvarbu, prasideda naujas mūsų iššūkis. Atrodo, močiutė ir sesutė puikiai leidžia laiką. Na, gana blaškytis. Metas sužinoti, ką gaminsime. Burgerį? Oho. Na, ar visi pasiruošę naujam iššūkiui? Pradedam. Taigi, močiutė pradeda nuo burgerio bandelių. Taip, paskrudintos bandelės daug geriau. Dabar mums reikia maltos mėsos. Močiutė ima maltos mėsos kukulius, deda juos į keptuvę, prispaudžia mentelę, štai taip. Paplotėlis paruoštas, dabar skanaus sūrio griežinėlis ir žinoma, koksgi burgeris be pomidoro. Ant viršaus svogūnas ir bandelė. Oho, močiutė taip greitai susitvarkė su užduotimi. Puikus darbas, močiutė. Dabar sesutės eilė. Atrodo, paprastos bandelės netiks. Ką? Spurgos? Kaip skanu. Sesutė perpjauna spurgą į 2 dalis. Dabar šokoladas. Kaip saldu. Bet sesutė turi dar kažką. Tai rūgštus gelis. Jis toks skanus, bet toks rūgštus. Dabar pridėkime zefyrų. Šiek tiek marmelado ir uogų sirupo. Kodėlgi ne? Dabar uždengėme mūsų stebuklingą burgerį. Koks grožis. Atrodo, močiutė įvertino anūkės darbą, bet Wednesday nustebinti ne taip paprasta. Taigi pradedame kaip įprasta, nuo bandelių žinoma juodų. Štai taip kepame paplotėlį. Ką Wednesday daro su sūrio gabalėliu? Oho, kaip šauniai dabar atrodo šis sūris. Agurko griežinėlis? Oho, šis burgeris tarsi turi burną su liežuviu. Bet kažko trūksta. Gerai, kad šalia Wednesday visada yra ranka, kuri padės išspręsti bet kokią problemą. Marmeladinės akis. Atrodo, būtent to Wednesday reikia. Ei, atsargiai, močiute, ranka visiškai nekenksminga. Dabar pridėkime burgeriui akis. Oho, tik pažiūrėkite į šį pabaisą. Jis toks baisus, bet vis tiek toks apetitą keliantis. Bet kuris burgeris bus skaniausias? Tuoj sužinosime. Margo, tavo eilė. O, kokia aš alkana! Šis burgeris atrodo neįprastai, paragaukim. Skanu, man patinka. Taigi, kas toliau? Atkaskime pirmą kąsnį. Fui, ar čia svogūnas? Kokia nesąmonė, šis burgeris ne tau. Taigi, ką čia turime? Tai mano mėgstamiausi saldumynai. Užkasti marmelado su spurga? Tai mano skoniui. Na, metas išrinkti nugalėtoją. Ir tai yra šis burgeris. Taip, tai mūsų nugalėtojas. Oho, sveikinimai Wednesday. Ar man tik atrodo, ar ji šypsosi? Wednesday šypsosi. Oho. Oi, atrodo, kažkas susigėdo. Atrodo, sesutė į ranką rado bendrą kalbą. O, rankai metas namo. O mūsų herojams metas gaminti naują patiekalą. Karštas šokoladas. Kas nemėgsta šios skanaus gėrimo? Tikiuosi visi pasiruošę. Pradedam. Močiutė vėl imasi gaminti. Ji pila pieną į puodą. Dabar kakavos milteliai. Nepamirškite pamaišyti. O taip, šokolado plytelė padarys skonį dar intensyvesnį. Kaip saldu. Močiutė pila karštą šokoladą į savo firminį puodelį. Puikus darbas, močiutė. Dabar sesutės eilė. Ei, atsargiai. Negalima taip suvalgyti viso šokolados. Taip, močiutė teisi. Cukraus reikia įberti visai nedaug, štai taip. O, ką jis sumaistė? Taip,
Tik pažiūrėkite į šią smaližę. Močiutė nepritarė tokiam cukraus kiekiui. Gerai, metas pilti pieną. Būk atsargi. Oi, taip, sesutei tikrai reikia būti atidesniai. Taigi, galima sudėti visus ingredientus. Dabar šiek tiek dažų. Oho, pažiūrėkite į šį grožį. Šis kremas toks ryškus. Dabar šiek tiek pabarstukų. Štai ir patiekimas. Sesutė labai pasistengė. Bet tai dar ne viskas. Paskutinis akcentas – plakta grietinėlė ir keli zefyrai. Pažiūrėkite, koks saldumas. Taip, sesutė labai pasistengė. Tobula. Na, tavo eilė, Wednesday. Čia reikia tinkamo puodelio. Ranka, be tavo pagalbos čia neišsiversime. Koks siaubas. Močiute, tau geriau patausoti savo nervus. Wednesday pila šokoladą ir šiek tiek plaktos grietinėlės. Uogų sirupas. O, puiku. Ir šiek tiek Haribo marmeladų. O taip, pažiūrėkite į šį unikalų patiekimą. Karštas šokoladas paruoštas. Kodėl? O, tai beprotiška! Tai skanu! Man patinka! O, judam toliau. Tai karštas šokoladas iš močiutės. Puiku. Kas tai? Atrodo keistai, bet paragaukim. Neblogai. O nugalėtojas yra? Taip, sesutė, šis raundas tavo. Kągi, atrodo mūsų herojai pasiruošę naujam iššūkiui. Kas jų laukia šį kartą? Oho, tai gruzdintos bulvytės. Yra daug būdų paruošti ir patiekti šį patiekalą. Tuoj sužinosime, kurį būdą pasirinks mūsų herojai. Žinoma, bulves pirmiausia reikia nulupti. Kas vyksta? Oho, sesutė pasirinko labai neįprastą bulvių lupimo būdą. Močiutė nepatenkinta. Bet kaip ji gali pykti ant savo mylimos anūkės? Dabar reikia paimti bulves. Štai ir viskas. Sesutė pjausto bulves specialiu peiliu. Pažiūrėkite į šį grožį. Metas pridėti šiek tiek spalvų. Oho, tai taip ryšku. Įpilkite aliejaus. Galime dėti mūsų ryškės bulves į keptuvę. Puiku. Su karštu aliejumi visada turėtumėte būti itin atsargus. Ei, būk atsargi. Gražiai išdėliojame mūsų spalvotas bulvytės lėkštėje. Sesutė gavo tokias ryškės gruzdintas bulvytės. Močiutė teikia pirmenybę klasikiniai patiekalo versijai. O kartais klasikinė versija yra geriausia, ar ne? O taip, gruzdintos bulvytės ir kečupas. Šis skonis visiems pažįstamas nuo vaikystės. Kas gali būti geriau? Puikus darbas, močiute. Na, kuo mus šį kartą nustebins Wednesday? Wednesday bulvės jau išvirtos. Atrodo kaip įprastas patiekimas. Bet palaukite, kas tai? O ne, atrodo Wednesday sumaišė pusės. Močiutė, tau geriau užsidengti akis, tai nesilpnų nervų žmonėms skirtas vaizdas. Taigi, kur mes sustojome? O taip, gruzdintos bulvytės. Wednesday dažo bulves juodai. Oho, kaip gražu. Atrodo, sesutė taip pat įvertino Wednesday patiekalą. Pažiūrėkite į jos reakciją. Kągi, pažiūrėkime, ką mano Margo. Na, ką čia turime? Oho, ar ši bulvė ne šiek tiek apdegusi? Ne, skonis neblogas. O su kečupu? Tiesiog super. O, manau, nesusilaikysiu ir suvalgysiu viską iki paskutinio gabalėlio. Skanumėlis. Prie kito. Neblogai. Pažiūrėkim. Bet tai bus dar skaniau. Kągi, sudie bulvytės, aš jūs suvalgysiu.
Manau, šiek tiek persivalgiau, bet dar laukia trečias patiekalas. Koks gražus patiekalas. Taip, jis labai skanis. Jaučiu tai. Taip, gera. Iki paskutinio gabalėlio. Oi. Nesijaudinkite, man viskas gerai. Kągi, draugai, ar visi pasiruošę kitam iššūkiui? Taigi, pažiūrėkime. Blynai. O, kaip tai skanu. Tikiuosi, mūsų herojai moka gaminti šį nuostabų patiekalą. Yra tiek daug būdų. Kągi, pirmyn. Močiutė, kaip visada, pirmoji imasi gaminti. Atsargiai pilkite blynų tešlą į keptuvę. Puiku. Matote plutelę, galite apversti ir šis blynas tiesiog tobulas. Štai ką reiškia ilgametė patirtis. Wednesday, kas tau yra? O, atrodo, kad be rankos pagalbos neišsiversi. Juodi dažai? Žinoma. Kas tu abejotų, tai juk Wednesday. Pažiūrėkite į šią spalvą. Ei, atrodo, ji šiek tiek įsijautė. Gerai. Grįžkime prie mūsų blynų. Oho, tai iš tikrųjų gražu. Taip, juodas maistas visada atrodo taip stilingai. O kokia jūsų mėgstamiausia spalva? Palikite savo variantus komentaruose ir galbūt kitame vaizdo įraše mes tai padarysime. Tuo tarpu sesutė atrodo sugalvojo kažką įdomaus. Oho, tai jau ne blynas, o ištisas meno kūrinys. O, kažkaip ši spalva niekaip nenori išsispausti. Oi, tai buvo trumpas skrydis į akį. Tikimės, kad mūsų sesutei viskas gerai. Taip, viskas gerai. Šiuo atveju svarbiausia nepasiduoti nepaisant visų sunkumų. Tiesa? Mums pavyksta. Oho, tai vienaragis. Tik pažiūrėkite į šį grožį. Taip, tokiomis akimirkomis močiutė taip didžiuojasi savo anūkę. O kaip močiutė? Atrodo, mūsų laukia senas geras receptas. Blynai su sviestu ir klevų sirupu. Nuo to iškart pradeda bėgti seilės. Manau, Wednesday blynai taip pat dideli. Taip, jie atrodo neįprastai. Wednesday įpila savo mėgstamo uogų sirupo. Ir... Oho, ar ten vorai? Nusiramink, močiutė, šie vorai pagaminti iš šokolado. Kągi, Margo, laikas paragauti mūsų dalyvių patiekalų. Kas tai? Atrodo baisiai. Paragaukime blyno. Neblogai. Kas toliau? Oho, kaip skanu. O skonis tiesiog super. Kas čia per grožis? Vienaragis. Kaip saldu ir kaip skanu. Gerai, manau, išsirinkau nugalėtoją. Štai jis. Sveikinu, sesutė, tu nusipelnei pergalės.